Sveiki, kągi, trečia dalis vėjo jėgainės stulpo statymo darbų. Orai, kaip matot, pagal debesis tikrai baisus. Labai sunku išgaudyti orą, bent kažką padirbti. Tai o šiandien truputėlį vakarą prasigėdrijo ir, žodžiu, nusileidom pirmąją dalį. Pasistatėm ant kaladžių, išsilyginom su gulščiuku. Įdėjom, kaip sakiau, metalinį intarpą. Dabar apvirinsim vieną galą, dastumsim ir tada viską į krūvą. Čia tam, kad, kaip sakant, vamzdžiai susijungtų ir nereikėtų bijot, kad nulūš, nes intarpas kažkur tokio ilgio. Tai tikrai čia niekas nenulūš. Galima būtų paprasčiausiai apvirinti ir ten porą plokštelių uždėti. Galima ir taip, nes vis tiek čia visas, kaip sakant, svoris ne toj vietoj. Tai dėl to galim būti ramus. Kągi, einam virinam, susivirinsim ir pasiruošim rytojaus darbam. Tikėkime, leis orai. Eisim, kaip sakiau, betonuot polius. Gręžtis kitur, betonuotis. Tada dažyti stulpą. Ir palikti, aišku, polius išbetonuotus bent jau kokiom, nežinau, 3-4 dienom, gal net savaitė, kad normaliai išdžiūtų ir tada jau bus pabaigtuvėse ir pakelsim stulpą bent jau tuščią, bet parodysiu, kaip kas veikia, kaip greit viskas pasikelia. Kągi, dirbam toliau ir toliau filmuosim. Kągi, kita diena. Įsigręžiam polius, kaip minėjau, surinkom stulpą. Beliko nudažyti. Čia pasiramstėm. Čia, žodžiu, pajungiam pagrindinius trosus, kurie turi būti. Čia įsigręžiam polius. Vienas, žodžiu, eina tiesiai, kitas eina įstrižai. Dėsim vis dėlto senus laikiklius, įtempėjus iš senos vietos. Čia šitą pritvirtinta kietai, o šitą pagrindinė, kuri kels bokštą, kabinsis, žodžiu, su libiuotkės trosu. Ir kai petis, sakykime, atsistos čia, trosas jau atsikabins nuo šito štoko ir, na, žodžiu, parodysiu, viską sunku paaiškinti. Žodžiu, tas trosas ir kelia, ir leidžia, ir laiko šito visą galą, kad jisai nesilankstytų. Žodžiu, taip trosas atatampa ir taip trosas. Čia nuo vidurio iš karto kietai privaryta prie šito, kaip sakant, o visi likusi trosai jau stampys, kai įsibetonuos poliai. Žodžiu, taip gavosi, kad, kaip sakiau, šitie poliai gavos po 5,50 visi, ten paskui nulips, parodysiu. Šitas vienintelis gavosi apie 7,50. Dėl to, kad čia bandžiau gręžti, čia yra 5,50 atstumas. Grąžtų neina įkišti vien šaknis, nes medžiai prie pat. Tai čia šiaip ne taip įsigrėžė, bet irgi jau šaknų buvo. Tai irgi viena stačia, kita grinai va šitaip, tam, kad viena kolona betonuota būtų tiesiai, kita šitaip, kad, žodžiu, trosas temptų ir neištemptų polių lauko. Nors senoje vietoje man niekur neištempė, ištempė, kur buvo libiuotkė, nes libiuotkė buvo stačiai 2 poliai gręžti, tai po 3 kelimo plus buvo šlapė ir išrovė. Tai va dabar padarėm libiuotkai dar kitaip. Čia pareis, dar tos krūmus čia nukarpysim. Žodžiu, šitaip, centrinė tiesiai, trečia irgi šitaip.
Žodžiu, iš vis, kad neduotų laužimo, iš kad neverstų, nes bus ant tokio trikampio, žodžiu, padaryta. Na, parodysiu paskui tos trikampius. Ir ketvirtas taškas čia. Ketvirtas taškas čia. Irgi tas pats principas. Šitaip ir tiesiai. Žodžiu, 4 atatampos. Liko bukštelį nudažyti. Jau nepriejom nudažyti, kai buvo nuleista, dabar prieisim. Suvirinom, sumovėm ir vis dėlto dar papildomai uždėjau, užvirinau tokius kampukus. Turėjau, dar užvariau. Na, kad nebūtų, kaip sakant, kažko tai. O čia, žodžiu, nukasim, padarėm lygų, nes gaunasim, nu, kaip sakant, ne ant kalno viršūnės čia kažkur, kad būtų tiesiau jau nuožulniai, tai nes reikės dėti tos trikampinius, kurie laikys, žodžiu, trosus. Tai va, einam, parodysiu tos laikiklius, parodysiu kokiu principu betonuosis ir tęsim darbus toliau. Va, galiu parodyti, čia buvo libiotkė, to pritrauksim arčiau, matot kaip išversti poliai. Tai čia gerai, kad stovėjo tvoros stulpai, žodžiu, ir kai pradėjau kelti jėgainę, man pradėjo po biškį lysti iš žemės lauktis, taigi privirinau, na ir taip ir prastovėjau 3 metus realiai. Tai žodžiu, išėmėm visus. Va, ten matosi buvo ir ten, žodžiu, laikikliai trosų 4, viską išėmėm iš to vištinyko, čia pašalinom, žodžiu, nebebus čia tų jėgainių vidury kiemo, vištytėm laisvė, jokių trosų, jokių velnių. Kągi, einam, rodom toliau, ką aš ten žadėjau. Va, žodžiu, senieji laikikliai. Tai, aišku, perdažysim iš naujo jos, apšveisim, perdažysim. Ir principas toks, kad įdėjom ilgasragius, po pusę metro gale veržlės, tam, kad įsikišus, kaip sakant, būtų betonė ne taip lengva įsitraukti, kad kažkas pasipriešintų. Nu, sakykime, jeigu taip, bet niekada nedėjau, bet uždėjau šį kartą. Tai va, paprasčiausiai išpilsim polius, skystesnį, aišku, betonų, sukišam iki apačios šitą ilgasregį su visų kampu, viskas. Ir šitą visi. Tai va, čia libiuotkė, principas toks pat. Tai va, čia ta strakovkė buvo staigiai privirinta kažkada. Tai dabar mes padarysim dar nuo čia, žodžiu, tokį pat trikampį, kaip matėt. Vienas polius bus vaskilė, antras polius ir dar į trečią polių. Tada viskas. Tikrai jos neištems, neišlauš. Niekaip. Libiuotkė paprasta, toninė, tik aišku su 2-3 kumpliaračiais, žodžiu, lėtesnio sukimo. Galima, aišku, pastatyti ant greitesnio, bet daug sunkiau kelti. Pavyzdžiui, čia garaže yra, šitas skaitosi berods 5 ar 600, tai jinai iš karto su vienu dantratuku tik tais. O čia jau yra mažas, didelis, vėl mažas, vėl didelis. Žodžiu, perdavimas kitoks. Bet sakau, stulpą pakeliu lengvai labai, su jėgainė 3 minutės ir pakelta, kaip kiti ten suka po 15-20 minučių, vos kyla ten tas stulpas. Nieko čia nereikia, kažkokių labai jau įmantrių libiotkių. Paprasčiausia, va, iš Litagros 36 eurai kažkada kainavo. Viskas čia laiko ir viskas laikys. Aišku, ten jėgainė svertų 2-300 kg. Atsiprašau. 2-300 kg, tai aišku jau reikėtų rimtesnius, bet dabar, kai sveria iki
50-60 ten kilogramų, tai nieko jinai čia neapsikrauna praktiškai. Pakeitėm tik tai trosą įdėjom iš 6 į 8, nes originalas buvo 6, įdėjom 8, kad jau tikrai būtų tvirtas. Nors tas 6 pagal charakteristikas 3 tonos kelia, tai žodžiu, per akis viską. Kągi, einam apsišveisim šitos, pasiruošim ir rytoj eisim betonuot polius. Labas rytas, draugai. Kągi, grįžtam iš miesto. Išsinuomavom mešalką, matosi. Žodžiu, lekiam namo. Kasimės žvyrą į priekabą. Vešimės prie jėgainės stulpo ir eisim betonuot polių. Orelis ne kažką šiandien, bet svarbu nelyja, nėra šalta. Ką mes čia turim? 10 šilumos lauke. Na, tokiam darbui pats tas nei karšta, nei šalta. Kągi, lekiam namo, jau netoli namų ir eisim darbuotis. Na štai, betonavimo darbai vyksta. Pasikrovėm žvyrą. Tiesiai iš priekabos į tačką ir prie polių. Maišosi košytė. Žodžiu, dirbam. Nu kągi, betonavimas pabaigtas. Kita diena jau aišku. Kai betonavau, po to pabaigiau. Nespėjau padaryti video. Buvo kitų reikalų. Žodžiu, nudažytas vamzdis, išbetonuoti, sudėti tie, tik dar nesuvaržyta. Lauksim iki kitos savaitės, kol sudžius. Žodžiu, šiandien vakare truputėlį apgenėjau medžius. Dar čia kelios šakos va, negražios. Na, kaip pavyko, taip. Bet sumažinom kokį 1,5 metro į viršų. Iš šonus apgenėjom, dar iš apačios nugenėjom šakų, nes su žoliapjove neidavo prieiti jau per šakas. Ir žodžiu, nudažėm vamzdį. Nudažyti visi kronšteinai. Ten dar vienas. Čia kitas, ten su libiotkė uždengtas. Kibiras uždengtas ant libiotkės, kad nelytų bereikalingai. Žodžiu, nudažėm, paruošėm, viskas, laukiam kol sudžiūs. Visi poliai. Įrankio nepalikti. Geras aparatas. Žodžiu, kaip sakiau, išbetonavom, vieną špilką tiesiai, kitą žiūri šitaip polius, kad neduotų ravimo. Ir čia va pareis trosai, kabinsis vienas čia, viršutinis, vidurinis į apatinę skylę. Viskas, žodžiu, sudžius. Ir padarysiu gal atskirą trumpą tokį video, kelių minučių. Kaip pasikelia stulpas, kaip atrodo, susijungia trosai, viskas. O po to jau bus kiti video apie vėjo jėgainės gamybą. Nes kaip tik reikia pasibaigti savo. Paskui kolegai darau tokią pat, tik tais mano magnetai stipresni, storesni. Ir žodžiu, bus video apie jėgainę ir pagaminsim jėgainę. Ir tada jau galutinai iškelsim su vėjo jėgainė. Čia dar tiesą padarysim tokį ožiuką. Dar pakelsim gerą pusmetrį vamzdį į viršų. Žodžiu, kad patogu būtų užmauti atsinešus jėgainį. Nes dabar biški tai per žemai yra. Patogiau, kai yra biški aukščiau. Seniau iš vis nusileisdavo ant stogo. Tai ten būdavo
2,5 metro aukštį viskas, na, bet reikėdavo ant stogo lipti, irgi kopiečiam, kaip sakant, tysti viršų generatorių, kuris sveria 50-60 kg, būdavo ką veikti. Geriausia bus čia pakelsim nuo žemės kokį 1,5 metro, na, va, panašiai, gal ne kaip šitas va aukštis, bet, na, žodžiu, dar kokį 70 cm pakelsim, padarysim čia tokį stulpą, įbetonuosim, kad leidžiant tiesiai ant to stulpai pasiguldytų kažkur, va šitą vietą va kažkur. Ir tada stulpas žiūrės taip va, ir ant mažų kopėtėlių 3 pakopų bus gerai prieiti, kaip sakant, uždėti, nuimti, remontuoti, tvarkyti, prižiūrėti vėjo jėgainę. Ir tam, kad vis tiek vėjo jėgainė stovės šitaip, aišku, mentė žiūrės taip, bet kad būtų vietos ir prasukti viską, žodžiu, padarysim. Kągi, viskas, toks video, 3 dalis, galima sakyti, pasiruošiam 100% vėjo jėgainės stulpą, perkeliam iš senos vietos į naują. Nuo žemės lygio bus 12,50 cm aukštis, užteks pilnumoje. Kągi, viskas, visiems gero savaitgalio ir susitiksim kitose video jau apie vėjo jėgainės gamybą. Na, gal dar, sakau, trumpą padarysiu video, kaip pakeliu stulpą, nes vis tiek man reikia pasikelti tuščią stulpą, atsimatuoti trosus naujus, nes pasikeitė matmenys, kaip seniau buvo. Tai dar ten tokį trumpą video padarysiu. Parodysiu, kaip greitai viskas čia pasikelia ir kaip greit viskas nusileidžia. Kągi, visiems iki.